Koks dar svorio metimas, jei tavo gyvenimas yra vienas didžiulis stresas? Čia tas pats, kaip viena ranka į laužą pilti degų skystį, o kita ranka berdi žemės bandant užgesinti. Nesakau, kad neįmanoma užgesinti, sakau, kad idiotiška tuo pat metu kurstyti ugnį, tai yra netvarkyti iš pagrindų savo streso šaltinį. Tik pagalvok, susidėlioji kruopščiai mitybos planą, jo laikaisi, o tada pist vėl kažkas rėkia šone. Kas tada vyksta? Taigi aišku, kad šūdai su smegenim maišosi ir imi priiminėti tikrai ne pačius sveikiausius sprendimus. Pridėk šalia kokį emocinį valgymą, ir fantastika. Realiai užtenka vieną kartą per mėnesį baisiai apsiryti ant stresinio momento ir taip tęsti porą metų tam, kad ant juosmens atsirastų ekstra 5 ar 10 kg. Tęsk sielą niekinantį darbą, gal destruktyvius santykius, nekreip dėmesį ir perdegimą, ir turėk ateityje visą pokštelę metabolinių sutrikimų bei kokiais 15 metų trumpesnė gyvenimo trukmė. Neperspaudžiu. Aišku, lengviau pasakyti nei padaryti, bet kviečiu visų pirma labai atidžiai patyrinėti savo streso šaltinį. Susitelkimas į savo kasdienės būsenos gerinimą gali atnešti sveikatai daug geresnių rezultatų, nei kai kada desperatiškai priimtas pasižadėjimas mesti svorį, o tai tampa tik dar vienu papildomu stresoriu. Nežinai, kaip išlipti iš šio užburto rato, ne 100% atveju galiu padėti, tačiau istoriškai padėjau jau dideliam skaičiui žmonių. Jei parašytum asmeninę žinutę su žodžiu stresoriai, galbūt galėčiau ir tau padėti greičiau išsikuopti ir jaustis ženkliai geriau. Parašyk stresoriai. Iki.